Tai sveiki mano mielieji pliurziai murziai. Tai o kodėl pliurziai jūs manęs paklaustumėt? Nes aš dabar nesuprantu. Man atrodo, kad pas mus grįžo ruduo. Negaliu sakyti, kad pavasaris, bet man atrodo grįžo ruduo. O aišku, prie to pačio, tai mes dar esam ežiukai rūke. Labai smagu, jūs pažiūrėkit. Vien rūkas. Visur aplink. Oi, atsiprašau, Bitautai, pritrenkiau jūs biškį. Pasimaišė po kojom. Taigi, kągi Ugnė sugalvojo šiandien daryti? O sugalvojo, kad reikia pabandyti pereit karts nuo karto, ne visą laiką, prie ekologiškos aikštelės lyginimo. Ir kaip jūs galvojat, kas tai yra? Kas tai yra? Tai yra Baltija. Taip. Nes šiaip dažniausiai aš aikštelę lyginuosi su traktoriuku, su krautuvėliu ir akėčiom. Nu, bet kaip sakoma, sunki ekonomika, kuras daug kainuoja, tai karts nuo karto šiaip būtų gerai prasilyginti ir su tais, kas joje šiaip dažniausiai ir dirba. Tai šiuo atveju yra Baltija, nes Baltija yra vienintelė, kuri moka traukti kažką. Rogutės, žinot, kad moka. Ir teko kartą su jie traukti ir lyginti raunpeną su akėčiam. Bet tai buvo vienas kartas ir jis gal buvo prieš metus. Tai va. Tai šiandien pabandysiu su Baltija prasilyginti aikštelę. Žiūrėsim, kaip bus. Po biškį, aišku, mes tenais, reikia į biškį lygis gal primint, bet, nu, manau, bus gerai. Tai, o dar pagalvojau, kad šiaip visai variantas būtų pradėti mokyti titnagą, pratint irgi prie rogučių žiemai, tai irgi ką galima pasidaryti dabar, kol dar nėra sniego, nes buvo sniego, bet jis netirpo. Tai aišku, svarbu yra, kad galėtum vadelioti iš galo, tai jisai titnagas tą puikiai moka. Bet esmė yra, kad reikia išmokti traukti su savo kūnu. Nu, nelabai jie dažniausiai kažką traukia, tai nešioja daugiau. Tai reikės jį biškelį pamokyti. Tai va šiandien pagalvoju, kad padarysiu šiam tą pirmą tokią pamoką, sudėsiu tą visą inventorių, kurį aš naudoju būtent tiem visiems traukimam. Paprastą ir pabandysim. Aš turiu mokamąją padangą, tokią nedidelę mašininę padangą su virve ir jinai kadangi nesunki, bet esmė, kad yra kažkas gale ir kažką reikia traukti. Tai aš pabandysiu šiandien su juo tai padaryti. Nežinau, kaip bus. Pamatysim. Pamatysit ir jūs. Jeigu bus nesąmonė, aš iškart atsiprašau, nes, kaip sakoma, aš išmokau tai daryti pati viena. Pagal tai, kaip man taip atrodo, kaip sakoma, humaniškiausia ir kad per daug nepušint arklio į priekį. Tai žiūrėsim, kaip bus. Tai varau dar biškelį apsitvarkau ir susitiksim, kai atsivesiu Baltiją ir eisiu ją ruošti. Žodžiu, neaišku, kas bus. Ok, biškelį greitai parodau, kokį aš inventorių čia naudosiu jam šiandien. Tai yra važnyčiojimo balnelis, kurį aš naudoju ir vaikymui. Ir šiaip, nes jisai turi va šitos, pakeitėm labai didelius žiedus. Tai labai patogu perkešti yra mano vadeles. Čia tai paskui prikabinu kitas vadeles tokias, kurias kaip traukimai gaunas. Nu, žodžiu, nesmė. Kamanos, jo, tada pavarža irgi važnyčiojimo. Tada čionais, čia šiaip yra važnyčiojimo vadelės. Jo, bet kadangi aš galiu naudoti paprastas virves pasidarius, bet šitos biškeliai tvirtesnės, nu tik jas reikia prižiūrėti ir visą laiką nuvalyti. Tai aš jas naudoju kaip traukimui, žodžiu, prikabinu ką noriu ir tvirčiau, žodžiu, arklys, tada arkliui biškelį odinis daiktas, tai geriau traukti. Ir aišku, yra čia kaip krūtindryžis, toksai, jo, jisai dedasi arklį ant kaklo, tai va šita vieta gaunasi ant krūtinės.
Ir arklys realiai, kad galėtų su krūtinė traukti, nu, tai ką uždėjai gale, žodžiu. Nu tai va, tai realiai gaunasi, kad traukia su krūtinė arklys. Tai čia toks trumpas inventorius ir aišku yra dar vadelės, bet jos dar biški džiūna, nes aš jas palikau lauke ir jos buvo šlapios. Tai žodžiu, viską atsinešiau, apsitvarkiau. Tai jo, viskas apsitvarkiau, viską susinešiau, einu parvedu titnagą pirmą, pastatysiu į gardą ir paskui eisiu parsivesiu Baltiją. Ai, ir dar man yra reikalingi 2 karabinai, tai eisiu dar pasimsiu karabinus. Ir eisiu pasiruošiu vienas iš akėčių. Aišku, su krautuvėliu, kai važinėjau, tai traukiu 2 akėčias. Nu, tipo, ilgesnis toksai. O, na vis tiek Baltijai, kad kaip sakoma, nepersistengt, nes vis tiek eisim žingsnių. Tai užkabinsiu tik tai vienas, bet jei vienu per akis, nes paskui dar žvyras, jisai drėgnas, tai sunkus, nu žodžiu, ir tai bus sunku, bus ką veikti. Nes atsimenu praeitą kartą, tai ten, kai Raunpeną lyginom, tai ten net nepasakyčiau, kad ten baisingai labai daug ten tų žemių, bet realiai jį tik vaikščiot reikėjo, jokio bėgimo, bet va tas toksai kitoks biškelį darbas, tai tada irgi ir matęs, kad sušilo arklys, tai čia, manau, irgi bus darbelio. Tai jeigu matysiu, kad jai per sunku, tai atkabinsiu ir paliksiu. Svarbiausia, bent keletą ratelių, jeigu gausis apeit, bus liuks. Nusišukavau Baltiją. Nefilmavau, kaip ją šukuoju, nes daug kartų matėt ir tai, kaip šukuoju arklį. Ir dar ne vieną kartą pamatysit. Nesvarbu. Žodžiu, kojos, murzinos, nes plerza. Tai aš kol kas su jom nieko nedariau, nes vis tiek eisim aikštelę, ten dar žvyrų nemažai, manau, apsimėtis. Tai paskui reikės tiesiog imti viską ir nuplauti. Ir viskas. Tai dabar davai parodau, kaipgi aš pasiruošiu visiems šitiem vadeliojimam arklį. Tai va, dedu balnelį. Eisiu dar pažiūrėsiu, ar Baltijai. Oi, oho. Viskas okei, tutukai. Tu pati žinai, kad viskas okei. Pažiūrėsiu, ar Baltijai tinka šitą pavaržą. Šiaip jinai numetė svorio, bet šiaip iš tikrųjų, kai šitą balnelį ir pavaržą, tai mes ir pirkom Baltijai pagal jos kūno sudėjimą. Bet tada jinai buvo kūdesnė. Dabar nėra tokia kūda jau. Nesueina. Nesueina oraža. Jinai numetė svorio ir vis tiek nesueina. Bent titnagui tinka šitą pavaržą. Nu žodžiu, einu paimsiu Baltijos pavaržą. Be right back, kaip sakoma. Oh my god. Kodėl man arklys toks storas? Nesu. Jo, okei, grįžau su jos pavaržą. Šiaip nėra čia balnelis, būtent šitas pritaikytas tokiai pavaržai, nes čia biškeliai dirželiai kitaip eina. Na, bet gal kažkaip. Baltijai. Neįsivaizduoju. Nes, nu, tu cepelinas, nu. Ką apie tai galiu pasakyti? Ką aš tau galiu Baltiją daugiau pasakyti? Cepelinas tu. Va, net ir šita tuoj nesuės pavarža. Jo, čia yra reikalų žodžių. Biškį koją pasistatyk, ačiū. Yra reikalų žodžių. Oh my god. Gerai. Čia uždėjau. Dabar eis. Šitas vėliau eina. Nu, šitas biškį dulkėtas jisai, bet nieko tokio. Ai, šito negaliu. Tai okei, pirmą uždedu va šitą. Čia dar uždėjau paminkšinimą, kad va čia kaklo nenuspaustų. Nenutrentų tiksliau. Žinau. Atsimeni tu viską. Čia. Viską tu atsimeni, žinau. Nežinau, kaip titnagas reaguos į šitą reikalą.
Bet gal bus gerai, nes aš jam dar tokio niekada nedėjau. Ir jo, paltai mažokas. Jeigu jinai būtų, kaip sakoma, dažnai vadeliojama, tipo, ar netgi važinėjama, aš tikrai pirkčiau biškį labiau jos dydžio, nes biškį turėtų būti žemiau jisai, nes čia einu biškelį ant kaklo. Tai jeigu jinai tikrai būtų dažnai važinėjama, aš tikrai nupirkčiau kitą, bet kadangi mes šitą panaudojam maks 3 kartus į metus, nieko tokio. Jo, ir tada imu vadeles ir vieną perkišu va čia ir žinoma užkabinu už šito. Šiaip nesiūlau bandyti patiem to namie, jeigu niekad nesudarė, tai nebent, žinot, pažįstat savo arklį, tai tada galit pabandyti. Nepromautinu, jeigu ką. Aš Baltiją pažįstu. Kaip sakoma, žinai arklį, žinai kada sustot, kada gal geriau nedaryt, kada, kaip sakoma, padaryti žingsnelį atgal. Tai jeigu jūs taip gerai pažįstate savo arklį, tai prašom. O jeigu ne, tai geriau nedarykite. Taip. Perkišu kitą diržą. O Dieve, šiaip ištekta. Kažkuo baisiai ištekta. Ok. Permetam čia. Reikia pažiūrėti, ar vienodo ilgio. O šitas ganėtinai trumpesnis, reikia patrumpinti. Nes ilgis geras bus. Tiesiog. Dar biškį patrumpinsiu. Neišeik niekur tukai. Kur tai išeik. Very nice. Puikiai. Nebesdėk. Tu besdėk. Nebesdėk. Gerai. Dabar man reikia karabinų. Einu pasiėmu savo vadeles. Ir kaip ir viskas. Visą kitą pasidarysim nuėję į aikštelę. Gerai, žodžiu, uždėjau karabiną vieną ir dabar einu, tu kur, eisiu, bandysiu uždėti kitą. Taip, kitas karabinas, tada deduosi kamanas. Deduosi kamanas ir reikės dėtis vadeles. Daug reikalų. Gerai, okei. Geras, tutukai. Nu, tutukai, kad tu nenori biškiai dirbti. Niekada tu nenori. Gerai. Čia susegam viską. Čia irgi. Pirmo, kad neužverštumėm, nereikia priveršti arklio. Ok, ir tada eina laikas vadelėm. Tai perkišu per žiedelį ir per žaslą. Susitvarkau. O tėvlėliau.
Einu į kitą pusę. Tobuli arkliai, karočią, laukia jie savo, kol jūs su jais susitvarkys. Perkišu. Ir va. Viskas. Kaip ir pasiruošėm. Dabar didysis laikas, žinau, duosiu paskui, žinok, labai daug to valgyti, jeigu tu viską gerai padarysi. Ir varom į aikštelę, bandysim. Pirmą praseisim paprastai, biškį duosiu jai primint, ką reiškia būt vadėliojimai, nes jau gan senai. Ir tada eisim, kabinsim akėčias ir žiūrėsim, kas bus. Oh my god. Oh my god. Taip, bus gerai. Tugi geras arklys, tu kaip? Taip? Ja, tobuli arkliai, kai jie tiesiog stovi. Ok. Pirmą bandysim paprastai. Tai reiškia tiesiog apeisim. Ir žiūrėsim, kas bus. Emskui. Nu ką, bandom. Žiūri diržai. Stebėti reikia diržus, kad jie netyčia, kaip sakoma, ant žemės neatsidurtų. Šiaip jinai puikiai šitas arklys viską moka, atsimena. Šiaip kartais pagalvoju, tipo atrodo, man atrodo kartais, kad mano arklys nieko nemoka, o iš tikrųjų jinai moka tiek daug. Jinai ir jojama normaliai, ir šokt moka, ir be kamanų gali jot, ir be balno gali jot, ir vadėliot gali, ir triukus daryt gali, ir... O dieve, Baltija, tikrai labai daug reiškia moka. Bet aš kartais pamirštu per tą visą reikalą. Gerai, ir dabar mes jau judėsim, kadangi akėčios yra va tenais, prie tos sienelės, tai mes bandysim ten ir judėti į tą pusę ir žiūrėsim, kas bus čia mum. Tikiuosi, viskas bus labai gerai. Eina. Nu. Ei, žiūrėk. Nu ką, ir pradedam. Lygint. Jo, šiaip neblogai jinai čia varo. Eina. Eik. Tai, kaip sakoma, bent jau keletą ratų. Aš žinau, kad jai čia yra ką veikti, lygint šitą reikalą, nes, nu, jos pačios, nu, aišku, sveria. Ir plus dar biškelį tas žvyras nepadeda. Tai va, jinai kaip jai patogo, aš jai taip kol kas leidžiu vaikščiot, o paskui jau mes bandysim tiesinti. Nice, gera, labai gerai dirbi. Labai moki. Eik tokai. Einam.
Daviški. Nu, žinok, tutukai. Žinokit, pagal varę, tai šiaip neblogai. Čia viduriukas, tai dar kaip viduriukas. Bet šiaip tai nerealiai. Tukai, šaunuolė. Dabar būtų gerai, kad paeitum atgal. Vaik atgal. Nes aš noriu atkabinti, tai reikia, kad paeitum atgal. Dar biškai, vai. Šaunuolė. Jo, okei. Aš manau, žinokit, neblogai. Tikrai neblogai. Kai pirmą kartą Baltija čia viską lygino, būtent šito aikšteliai, tai tikrai neblogai. Jinai yra afigienas arklys. Puikiai padirbėjo. Tik tai reikėtų kažką geresnio sugalvot, negu va virvė. Dės. Geriausia, kad šitos virvės sueitų kartu į vieną. Nu ir iš to žemės ūkio bent jau paėmus tuos visus daiktus. Tokius, kad čia į vieną sueina ir žodžiu. Nežinau, tai kaip vadinas. Jeigu žinot, kaip vadinas, galite pakomentuoti. Tai tada būtų tikrai daug geriau. Ir žiūrim, ką mūsų Baltija. Biškai pašilai, aišku. Tai kad čia šiaip didelis darbas šiaip padarytas buvo. Biškai pavargo ir pašilo, nu bet nieko tokio. Aš manau, kad nerealiai. Na va, aš jau viską nukabinau nuo Baltijos, kaip ir matėt. Akėčias kol kas čia palieku, aš paskui jas nusitrauksiu. Nu jo, tipo, va čia dar į šitą kampą mums sunku buvo įneiti. Viduriuko nebaigėm, bet nieko tokio, jis ir taip nieko čia baisaus. Man patiko, kad mes sugebėjom išeiti kažkiek į tiesėje ir biški palei sienelę pasitvarkyti. Nu ir šiaip čia viduj prasivaikščiot. Tai dėl šito šiaip labai džiaugiuosi. Tu žiauriai gerai padirbėjai. Žiauriai gerai. Oi, tu savo tutukai. Nu, nereali tu. Ir tavęs jau titnagas laukia. Tai šiaip žiauriai gerai. Aš biškai galvojau, kad bus nesąmonių. Nu, ten buvo viena, bet ten matėsi vienoje vietoje, kad tai biškai kažko įsiganda, bet tipo susitvarkė jinai labai greitai. Tai man keista, bet nerealus jinai arklys. Tai titnagas savo jau rėkė, sako, eik namo, jau pridirbai jau viską. Pralyginom aikštelę, tai va, tai... O dabar eisiu susitvarkau titnagą, bandysiu užmesti šituos visus reikalus ant titnago. Ir jį pradėsiu pratinti prie padangytės. Prieš akėčių, tai čia be šansų iš karto, nes pradėjęs neštis, aš jau matau jau. Tai pirmiausia, reikia priprast, nes ir Baltijai va biškai prisitraukiau akėčias ir biškai nejauku. Tai biškai, bet pradėjo traukti ir viskas okei. Tai titnagui pirmiausia pabandysiu, kad tiesiog pati šone tempi padangą, paskui pabandysiu prie jo pridėti ir pabandysiu pavest. Nu, žiūrėsiu šį pagal situaciją. Gal bus labai prastai ir mes dar eisime žingsnelį atgal. Taip, bus matyti. Tai ką, gerai, nusišokavau titnagą, taip, plius minus. Labai daug garsų visokių pas mus. Žodžiu, nusišokavau titnagą ir bandysiu dabar jį balnot. Žiūrėsiu, kas bus. Nes titnagas visų pirma niekada neturėjo šito krūtindiržio ant savęs. Tai įdomu, kaip čia bus. Bandysiu gal kažkaip kitaip aš jį jam uždėti. Bet titnagui tinka va šita pavarža vadėliojimo. Tai labai gerai. Važnyčiojimo čia. Atsiprašau. Nušaus mane, jeigu ne taip žodį panaudot galiu. Žodžiu. Tai, bitė, prašom į šoną. Tai žiūrėsim iš tikrųjų pagal titnagą, kaip jisai reaguos į visą reikalą. Nes dabar nežinau, ar iš karto man čia verta dėti šitas vadėlės, kurios tempia. Nu, tipo, galiu pabandyti. Uždėta šiam, jisai nieko nekreips dėmesio, aišku, į jas, bet tiesiog, kad nežinau, ar mes labai temsim. Nu, tipo, reikia žiūrėti pagal titnagą, kaip jisai reaguos.
Jo, ir va šitas varikalas. O, čia nežinau, ar aš čia galiu atsekti, nes čia matau, kad numirs, jeigu aš dėsiu. Nes čia, žinokit, taip tokie seni šitie visi reikalai, kad oh my god. Ir aš bijau, kad jeigu netyčia ne ten patrauksiu, viskas visi išširs. Ok, vieną atsigiu. Nes čia biški tokia oda sena jau, nes senas labai inventorius. Čia realiai šitas buvo šamo, nes šamo seniau būdavo į vežimėlį kinkomas. Jaučiat? Jūs įkaročiat, tas arklys darė viską. Tai jo, tai dabar aš katitnago labai neišgazdinčiau, darysiu va taip va. Nu, kaip sakoma, uždėsiu senobiškai, paprasčiau biškelį. Tai va, tai kad aš ją labai neišgazdinčiau titnago, mes padarysim biškelį kitaip. Žinau, kad ne per galvą iš karto, o tiesiog per šoną, apvilkau. Čia, kaip sakoma, apvilkau tiesiog aš jį ir viskas ok. Tai man esmė šiandien yra, kad realiai net ne tai, kad jisai trauktų kažką tai, o tiesiog, kad pasipratintų, nebijot, jog kažkas šone gali būti traukiamas, ar to pačio va šito va daikto. Nu, tai yra labai pati pradžia jam. Tai viskas čia yra gerai, kad jisai biškelį ir lėčiau mes su juo padarysim šitą reikalą. Tai, nu, balnelį privardžiau, kad jisai žinotų. Dar ne visiškai, bet... Oi, kaip tau tinka, katinėlį? Kaip koksai tai tikras šitas vežimėlio žirgas. Taip, karietinis. Gražiai visai karietą jis turėtų atrodyti. Net aš pažiūrėsiu. Pasakė, gražiai mano senelis. Geras. Tai jo, tai viskas okei, šitą, nežinau, šituos bandau gal pirmiausia, aš nunešu va čionais į lauką. Prie aikštelės ir jeigu man reikės, aš juos paimsiu, bet kol kas aš jam jų nedėsiu. Padėjau tenais, o dabar šiaip gaila, nes būtų faina va šitą sujungti su šituo, nes kad nenukristų, bet gal ir nenukris. Nu, žodžiu. Ir dedamės kamanas ir vadeles. Einu paimsiu jam skaniukų. Aišku, biškį dabar kol kas, manau, yra sunkiau traukti, pavyzdžiui, negu kokias rogutės būtų. Iškrito vėl šitas reikalas. Na, čia jo, mūsų čia toksai, kaip čia pasakyti, jau tapęs ritualų. Mes prieš dedant kamanas turim nusišypsoti. Tai aš palaukiu, kada jisai prisiruošia morališkai ir tada dedamės kamanas. Nu, dar ne. Na, ir niekur mes neskubam. Ne. Gerai, dar laukiu. Nu, labai jau tavo šypsena tai pati gražiausia iš visų, žinok. Labai graži. Pati gražiausia. Pati gražiausia. Nu, bandam. Ne. Nu, gerai. Nu va, jau panašiau. Ir aš jam duosiu skaniuką. Biški tokia apgaulė čia, aišku, bet, nu, bet draugiška apgaulė. Tai ten. Viskas, susitvarkėm. Valgym morkytę jau. Koks tai šaunuolis. Ok. Nu ką, ir bandom susidėti pavadžius ant arklio. Tai šitą reikalą jis jau žino, jau viskas jau čia
Čia ne naujiena. Naujiena buvo šiaip va šitas naujas daiktas ant tavęs. Taip, čia nebuvo naujiena. Ir bus dar biški tokia naujiena. Titnagui, tai žiūrėsim, kaip bus. Ui, nebiški. Jis jau varo dirbti, jau viskas. Sako, aš jau varau jau. Jau varau. Išeini jau dirbti, eik dar, titnagai, viskas. Sako, aš jau žinau, ką man reikia daryti. Aš jau šitą daręs 100 milijonų kartų. Taip, teisingai. Palauk, dar reik niekur, titadai. Ašgi noriu susirinkti viską, nu. Žinau, kad tu nekantrus esi mano arklys kartais. Bet, nu, biškai reikia būt kantriam. Taip. Čia sukišam. Bandam eit? Bandam. Šiaip titnagas jisai viską moka, viską žino jisai. Bet va čia va viduriukė yra ta nuostabioji padangytė ir jisai jau kreivai žiūri. Tai šiandien mes dirbsim, bandysim padirbti su šitą padangą, kad jisai nebijotų jos visgi. Žiūrėsim, kaip bus iš tikrųjų. Nes, nu, įsivadėliojama, tai žino puikiai, bet va, kad traukti ir kažkas traukėsi ir dar su tuo traukimu būna dažniausiai ir garsas kažkoks kitoks. Nu, žodžiu, daug reikalų. O dabar dar va, ant priekio čia uždėtas toks krūtindiržis irgi jam nei kartą gyvenime nejaustas, tai bus matyt, kaip jisai čia mums reaguos šiandien. Taip, nice. Šiaip tokį dalyką gal geriausia būtų daryti dviese. Nu, tipo, iš vienos pusės galima daryti ir vienam kažkiek, bet ten, žinai, jeigu, pavyzdžiui, kad jeigu kažko ten išsigąsta jis ir panašiai, tai kad priekį kažkas jį laikytų ir, o iš galo, nu, kažkas, nu, su tuo daiktu, kurį reikia tempti būtų, tai kad jeigu ką, ar nusekt greitai, ar dar kažką, nu, kažkaip taip, žodžiu. Nu, tai va, tai kažkaip žiūrėsim, kaip mums čia gausis, aišku. Tai ką aš noriu padaryti, tai ką aš padarysiu, tai yra pirmiausia užsidėsiu pirštinę. Jo. Užsidėsiu pirštinės. Ir pasiimsiu į ranką va šitą daiktą. Jo, jisai jau bėga, bet nenoriu, kad jisai bėgtų. Tai va ką padarysiu, tai aš eisiu iš galo dabar. Žinau, va, prasideda, viskas okei. Viskas okei. Aš bandysiu prieiti. Viskas gerai. Va taip va gali ir būt. Nu, tipo, kad jisai nebijotų, jo kažkas važinėja. Tai aš čia net neužkabinau šito daikto ant jo Jisai, aš tiesiog, aš tempiu, ne jisai šiaip iš tikrųjų. Tai va, ir mano planas yra, kaip sakoma, kuo arčiau prieiti su šita pata. Prie jo, tai nežinau, kaip bus. Nes čia yra naujas baisus daiktas. Paskui eisime, duosiu aš jam pasiuosti, duosiu aš jį. Man sunku vadėlioti ir traukti iš tikrųjų, tad atsiprašau. Nice. Jau biškelį geriau. Aš bandau prieiti. Va, šitai. Arba atsipalaiduojus, viskas okei.
Viskas gerai. Viskas okei. Dabar bandysim tai. Čiu. Bandysim kitaip. Dar, kad biškelį jisai pasipratintų prie šito daikto, kurį aš turiu. Tai aš jį sutvarkiau, kad jisai... Nice! Va, aš būsiu laiminga, jeigu jisai nebijos. Nice! Jaunuolis. Jaunuolis. Bravo! Super! Jo, nes naujas daiktas visų pirma, niekad kartą toksai nematytas ir jisai čia nais važinėja. Nice, super! Va, šitai, va, atsipalaiduoja, viskas okei. Galim už tai neduoti skaniuką. Šį kartą aš turiu morkyčių. Ir pažiūrėsim, ar jį patį domina. Viskas okei. Eikš. Nice, super. Eikš, važiukai. Šaunuolis. Šaunuolis. Nice, super. Nice. Va. Labai normali reakcija. Net neprikabinta, bet vis tiek jį gazdina, viskas okei. Nes kažkas užvažiuoja už nugaros. Tai čia. Bet gan gerai dar visai jo reakcija. Tipo, nesineša, dar kažką. Tai va. Tai negalima iš karto kabinti ir ten, žinai, kad davai trauk ir davai bėk, įsibaidysi ir priprasi ir, ne. Tai va, nelabai taip galima daryti, nes, paskui kiekvieną kartą baimę gali įvaryti arklį. Nice, super! Tai aš dar čia bandau toliau pavaryti. Viskas gerai. Taip, šaunuolį. Va, jisai čia su manim, žiūrėk, va, privažiuoja, va. Va, pauostyk dabar. Uosto. Dabar pasitikrink tu pas, gerai, eikš. Eikš. Taip, nice, taip, kažką kitą gali veikti. Taip, šaunuolis. Taip, geras tu, taip, šaunuoliukas. Jam patinka matyti viską, tai viskas čia okei. Tai va, šiandien šiaip dirbo aš ir Baltija. Šiandien jis tikrai nieko netrauks. Jam jau yra baisu, va, kad čia kažkas. Nice, titanai, šaunuolį. Byte, eikit į šoniuką. Jo, jam yra biškelį dar baisu, bet taip, šaunuolį. Aš bandysiu toliau pravažiuoti. Va, super. Jau neblogai. Šaunuolis. Šaunuolis. Geras, va. Va, tokios reakcijos aš ir norėčiau, kad jisai nejudėtų, nesibaidytų, nes nėra čia ko. O, pametė jau. Morkovą. Dar kartą bandau.
Jo, žinau, stovėk. Bandam dar kartelį, žiūrėsim, kas bus. Nice, tai šaunuolis. Šaunuolis. Va. Va tokios reakcijos norėčiau aš iš jo ir toliau. Taip, geras. Labai gerai, viską darai. Nice. Nice, šaunuolį. Gerai. Gerai, keičiu kryptį. Nice, super. Labai gerai. Labai gerai, nes nejudėk. Nu va, jau atrandam biškelį. Nu čia jo, čia tas kasimas, tai jisai bando šitą triuką daryti. Arba gali būti biški iš nervų, nu bet tai nieko tokio. Pripras. Pratiname. Šaunuolis. Nice. Labai gerai. Nu, šiaip plius minus kas buvo. Aišku, va keičiasi, va, staigiau patraukėlė, tai tada jisai vis tiek dar keistai. Bet jau tą aplink jį bent jau apeit galima, tai jau yra neblogai. Kitas variantas, etapėlis, yra, kad aš įveščiausi ir traukčiau tuo pačiu, tai reiškia jisai eina. Bandom, pabandysim, žiūrėsim, kas bus. Jisai eina ir aš tuo pačiu traukiu šitą. Tai reiškia, kad šita padanga jinai niekur nedingo, bet jam reikia priprast, kad jinai važiuoja šalia, iš vienos pusės, iš kitos pusės važiuoja ir reikia nesiparinti. Ramiai. Aš prilaikau švelniai, niekad, kaip sakoma, švelnų kontaktą prilaikai, realiai labai nedaug, tam, kad jeigu kartais ar pradėtų pasinešti ar dar ką nors, kad aš turėčiau kontrolės biškį sulaikyti, bet tuo pačiu, kaip sakoma, kad per daug nekontroliuočiau, kai jis viską daro gerai. Einam. Nice, tenai. Tai va, iš pradžių buvo daugiau baimės pas jį, bet jau po biškį supranta, kad čia nieko blogo. Jo, jisai fiziškai šiandien nieko labai nedirbs, bet jo galva šiandien verda. Nes reikia išmokti priprasti ir nebijoti, jam irgi yra ką veikia tikrai. Sustojam. Nice. Šaunuolis. Pabandysim pasikeisti pusytę, gerai? Tai reiškia, padanga atvažiuoja į šitą pusę. Ir mes su titnagu einam. Einam į kitą pusę. Einam. Nice. Vėl dabar iš šitos pusės švelniai prilaikau. Vėl jisai kreivai žiūri. Nieko tokio. Išlieku rami. Nekeičiu nei tempo, nei, kaip sakoma, papildomų judesių nedarau. Irgi pavadys labai lengvai švelniai prilaikomas, kad jisai neskubėtų į priekį. Ir kad ramiai reaguotų. Nice, super. Super. Geras. Nice, šaunuolis. Biškį, jeigu man lėtai per lėtai eina, galiu biškį jį pasiraginti. Svarbiausia pačiam išlikti labai ramiai tokiose situacijose, nes jisai bijo, tai jeigu mes bijosim, kad jisai bijo,
Tai nieko nebus. Nice. Biškelį gali pasigreitinti, tai va jisai mato, kad čia juda daiktas. Bet nieko tokio. Su vienais arkliais galima judėti greičiau, su kitais reikia lėčiau. Tai viskas okei. Nice, šaunuolė. Va, matai, atstumas yra tarp jo dar ir padangos, bet čia tik laiko klausimas, kada jisai sumažė. Taip, nes jam dabar labai svarbu suprast, kad nieko šitą padangą blogo jinai nedaro. Tai tokiu panašiai taip ir judėsim į priekį, tai va kai šiaip realiai čia yra gana kaip ir pirmai pamokai, ką jisai turėtų žinot. Tai esmė toliau, biškit, mes prieisim arčiau pašnekėsim, kad mus geriau matytų. Tai jo, esmė tokia, kad kaip ir pirmai pamokai, būtent dėl šito, tai dėl tampimo šiaip yra gana, nes, jisai, kaip sako, jam dar kokios pamokos 2 tokių būtent dar reikės, dėl to, nes kad jisai priprastų prie to, kad kažkas juda aplinkui jį, šalia jo, paskui su laiku reikėtų judėti biškelį į priekį, tai jeigu, pavyzdžiui, atsirastų kitas žmogus, aš gal ir pasiprašysiu ko nors, tai šaunuolį. Tai reiškia, kad būtų visą laiką šalia jo kažkas priekį, jeigu reikia jį pavestų į priekį, o pavyzdžiui, kitas žmogus tai galėtų, tarkim, ar iš galo tempti, ar su laiku, kaip sakoma, labai lengvai, kaip čia pasakyti, net neprisekt. O tiesiog užkabint taip, pavyzdžiui, kad visą pačią virvę tiesiog perkišt, kad lyg jam ir duoti jau biškį traukt, kad jisai jaustų, jog jau kažką reikia traukt, bet tuo pačiu, kad būtų staigiai galima paleisti, jeigu jisai pradeda panikuoti. Nežinau, ar labai suprantate, ką turiu vėry, bet, pavyzdžiui, taip pat, kad tarkim ir per kilpą, kai aš perkišu, čia dabar užsegiau, bet tiesiog perkišau ir laikau va šitą vieną galą, kad jeigu jisai pasineštų, aš jį paleisiu ir viskas nukris. Kažkaip va taip. Tai va, kažkokia tokia idėja, tai kol kas, kadangi jam dar vis tiek baisu, jog čia šiaip kažkas važinėja aplink jį, tai yra tikrai gana, tai mes dar dėl šito padirbėsim. O paskui, pavyzdžiui, kai atsiranda rogutės, tai ten jo šiaip yra nesveikai lengvas. Tai tipo, kaip ir tempimo nieko nėra, nebent kai pats tik atsisėdi, tada atsiranda, bet per sniegą jos skleidžia garsus visoks. Tai tada dar kitas pripratimas, tai reikia priprasti prie tų visų garsų. Tai va, tai tokių visokių reikalų. Taip. Tai jo, šiandien Baltija biškelį padirbo daugiau, kaip matėt. Šiaip neblogai, gal pralygino, dar čia mes biškį dabar išvaikščiam, bet nieko. O rytoj, tai šiandien Baltija pralygino, rytoj Baltija eis į pamoką. O mes su Titnagu šiandien baigsim čia, nes va čia va reikia mąstyti taip, kad tu būtum atsipalaidavęs reikia mum. Bet nepanikuotum. Oi, tavo kakta šerisi. Oi, kaip šerisi kakta, pažiūrėkit. Kaip plaukai. Žodžiu, tai su Titnagu gal dar jam biškelį šiandien mąstyti daugiau reikėjo. Taip, važiuokas. Ir judėsim po biškį į priekį. Tai taip, judėsim. Nes labai smagu turėti irgi kažkokį kitą arklį, kuris galėtų ar aikštelę pralyginti, ar su tom pačiom ragutėm pasivažinėti. Smagu, taip būtų. Tai jo, kadangi pas mus Titnagas toksai va. Tai jisai gali va taip va ir ką dar kitą paveikti. Tai jo, o rytoj Titanas jau eis jisai vaikytis ir vėl tave jot reikės. Jo, pradėjau jot. Turėjau vieną pamoką po beveik čia 2 mėnesių nejojimo jo. Nes jisai pasveikęs, jau prasijudinam. Tai ateityje irgi laukit video, kaip mums seka su Titnagu. Nieko per daug nesitikėkit. Bet taip, nes mes su Titnagu, kaip sakoma, judam tą linkme, kad būtumėm atsipalaidavę. O atsipalaiduoti jam biškelį kartais sudėtinga būna, tai mes ant šito dalyko labai užtrunkam. ir aš dėl savęs irgi užtrunku, nes kartais man sunku ant jo atsipalaiduoti.
Bet nieko, šiaip jau pabiškai vienas kitų pradedam pasitikėti, tai kažkaip judam priekį. O, apmorkinai mane pažiūrėjo. Tai ja, gerai, einu vedu titnagą, nuėmu jam viską. Ir eisit valgyti košių. Taip. Na ką galiu pasakyti? Puikiai šiaip padirbo tiek Baltija, tai nerealiai. Tai mano darbininkė, jinai visoks koks arklys yra. Nerealus jinai. Tai va, Baltija labai smagu padirbo. Titnagas irgi pradėjo pratintis ir mažytis mano. Tai žodžiu, šiaip žiauriai faina, kad čia taip gavosi ir be kažkokių didelių mes čia dramų apsiėjom. Kažkaip taip, o ne Baltija. Tai jo, tai mano mažyčiai jau, kaip sakoma, suvalgė košytės, nesipyk. Aha, sunku. Jie jau suvalgė košytės, jau biški pailsėję, kadangi jie nieko nesušilo, tai net ir nedėjau aš jiem gūnių. Kažką ant Baltijos radau. Nieko, purvas. Tai net nedėjau gūnių, pailsėjo biški, atsikvėpė ir jie eis į lauką, nes aš jiem jau viską surašiau, ger turi, valgy turi. Nu, biški į tą pliuzytę biški vėl reikėtų. Nesmagu. Nu, bet nieko tokio. Taip, mažyčiai. Tai va. Tai tikiuosi, kad ir jums patiko mūsų toksai kitoks darbas. Ačiū. Tukai, ačiū. Tai labai tikiuosi, kad ir jums patiko. Man tai visai buvo smagu. Galiu pasakyti. Tai... Ačiū. Ausies mane nukask. Čia yra kybinimas. Kaip čia mano kybintoja. Ausies mane nukask ir kepurės nenuvalgyk. Tai ačiū, kad buvot su mumis šiandien kartu. Tikiuosi patiko. Nepamirškit paspausti like, subscribe ir parašyti komentarą. Ir mes susitiksim kitą video. Iki.